Sveiki! Magijos, paranormalių reiškinių paslaptys viliojo žmonės visais laikais. Taip jau yra, ką galime paliesti ar paragauti, tai mums tikra, o kas neturi materialios formos, tai jau tampa mistika. Argi jums taip nebūna? Pabundate anksti ryte, o galvoje įkyri mintis. Reikia paskambinti senam bičiuliui. Paskambinate ir sužinote, kad naktį jį ištiko bėda. Arba einate nežinomo miesto gatve, o galvoje kuriasi vaizdas, ką pamatysite už artimiausio posūkio. Kaip bebūtų keista, tai, ką išvystate, visiškai sutampa su tuo, ką įsivaizdavote. Tokie ir panašūs dalykai vienus baugina, kitiems tai paprasčiausiai atsitiktinumas, o treti tiesiog nemoka pastebėti ženklų, kurių pilna kiekvieno iš mūsų aplinkoje. Prisikėlimas po mirties. Iš kairės pusės aš atsisukus mačiau, kaip aš krentu toliau, o iš dešinės savo du vaikus. Kelintą gyvenimą gyvena žurnalistas Vidas Mačiulis. Buvo graži moteris. Kokiais burtais privilioti meilę? Žinoma, žurnalistas Vidas Mačiulis ne kartą patyrė keistą jausmą, kuris vadinamas dežavu. Daug keliavęs po svečias šalis televizijos laidų vedėjas ne vienoje naujoje vietoje jautėsi taip, lyg čia būtų lankęsis jau anksčiau. Neįprasta patirtis ir keisti išgyvenimai, dėl kurių brandaus amžiaus vyras sužinos, jog gyvena ne pirmą gyvenimą. Daugiau nei 2 dešimtmečių senumo istorija, nutikusi Vido Mačiulio gyvenime, šiandien jautriai atgyja prisiminimuose ir filmuotoje medžiagoje. Žurnalistas kartu su Lietuvos krepšininkais išmaišęs visą Europą, aplankęs atokiausias pasaulio vietas, prieš daugiau negu 2 dešimtmečius pirmą kartą nuvykęs į Vokietijos Bairoito miestą, atsidūrė keistoje ir neįprastoje būsenoje. Išeinam į gatvelę, o ji tokia panaši kaip Laisvės alėja. Vidas Mačiulis, televizijos žurnalistas, publicistas, redaktorius, dokumentinių filmų režisierius, ilgametis populiarios laidos apie krepšinį autorius. Aš sakau, tai kaip lygiai kaip Laisvės alėja. Einam toliau. Aš sakau, nesivaizduoju. Pirmą kartą čia atvažiavau, ne tik į Bairoitą, bet ir į Vokietiją. Ir man matytos gatvės, man matyti namai. Paeinam keliasdešimt metrų. Matosi kitą gatvelį, sakau, šičia už kampų turi būti bažnytėlė. Iš tikrųjų, pamatom bažnytėlę. Mindaugas sako, mes čia nevažiavom su autobusu, kaip pats įsiminė. Sakau, aš nežinau, bet man tiesiog akyse visą tai stovi. Ir kuo toliau einam į tą seną miestą, man tuo daugiau pažįstamų gatvelio, namelio ir taip toliau. Sąmonėje nuolat kirbėjusi mintis, kad tai jau buvo kažkada įvykę, Vidui Mačiuliui po šios neįprastos viešnagės Vokietijoje virto persekiojančių klausimų, kodėl svetimo miestelio gatvės ir namai tąsyk pasirodė taip gerai žinomi. Vyras atsakymo sulaukė po 4 metų, kai visai netikėtai susitiko su vienu garsiu bioenergetiku iš Maskvos. Tokia muzika, mane žiūri, pradeda mano charakterį bruožą. Iš akių ir iš kažko tai pasakyti. Man patinka tokia muzika, gyvenau, taip toliau, 7. Galvoju, kaip tai jis gali iš akių ir iš kažko. Kaip čia jūs žinot, aš matau gyvenimą gyvenau. Aš jau iš karto, koks mano 6 buvo, kas aš buvau. Sakau, kaip čia jūs žinot, aš matau. Nu tai aš jau iš karto, koks mano 6 buvo, kas aš buvau. Kažkur tai, dabar aš galvoju, jis taip prisimerkė, žiūri, vakarų Vokietijoje gyvenot kažkur tai Vokietijos teritorijoje. Aš taip galvoju, prisimerkė, žiūri, vakarų Vokietijoje, sėdot į traukinį ir atvažiavo čia, lietuvių, bet nelaimingas buvo gyvenimas, sėdot į traukinį ir paskui 7 važiavot čia. Aš taip žinot, pagalvojau, buvo gyvenimas, kalba, jauna mirė ir paskui 7 dvasia. Na, aš taip žinot, pagalvojau, ką čia dabar jisai kalba, bet tiek to. Aiškiaregio įžvalgos pasitvirtino. Jo liudijimą apie tai, kad 6 gyvenime Vidas Mačiulis buvo moteris, sustiprino dar vienas faktas. Aš į metus porą kartų susapnuoju, kaip kažkoks senovinis miestas, senovinis garvežys, prikabinti tokie vos negyvuliniai vagonai ir aš vis bėgioju, ieškau kažko tai, atsisėdu, važiuoju kažkur tai ir prabundu. Tai aš dabar galvoju,
kuo toliau nagrinėjai visą tai, ar įsivaizduoji, kad čia galbūt aš ir sugrįžtu į tą šeštą gyvenimą. Žurnalistinio smalsumo pagautas, vyras panoro sužinoti daugiau informacijos apie savo sielos slėpiningas keliones po praeitį. Atsakymas buvo pribloškiantis. To aiškiaregių profesoriaus aš klausinau, koks buvo mano 5. gyvenimas. Oi, sako, jūs buvot vienuolis. Nu, aš sakau, pagal ką jūs sprendžiat? Sako, aš matau, kaip skrendant lėktuvu, jums labai malonu žiūrėti iš viršaus į žemę. Ir ypač jums patinka, kai matot kalnus, medžius, slėnius. Nu, iš tikrųjų taip. Aiškiaregio teiginiai, kad 5. gyvenime Vidas Mačiulis buvo vienuoliu, pasitvirtino tik po 10 metų, kai vyras darbo reikalais lankėsi Ispanijoje, Manresos miestelėje netoli Barcelonos. Vidai, kelkis, važiuojam. Kur važiuojam? Į vienuolyną. Nu, sakau, klausyk, atvažiavom krepšinį žiūrėt, už Žalgirį sirgti ir visą tai paruošti reportažą, mes dabar kažkur tai vienuolyną. Sako, tu nežinai, Montserrato vienuolynas, pats didžiausias, pats gražiausias, pats, stebuklingiausias ne tik Ispanijoje, bet ir Europoje. Ai, sakau, važiuok tu, sako, bet mes 3 ar 4 tik tai autobusas paimtas. Uždarė duris, man staiga mintis, bet iš tikrųjų, tiek 1000 kilometrų čia atskridus, atvažiavus ir dabar nepamatyti šitų stebuklų. Išbėgo, kamerą pasiėmęs, jau jie važiuoja. Bet ačiū Dievui pamatė, aš atsisėdau ir kuo mes kylam arčiau prie vienuolynų, tuo man labiau pradeda širdis plakt. Pirmą kartą viešėdamas gausiai piligrimų lankomame Montserrato vienuolyne, Dantytojų kalnų papėdėje, bandydamas savo filmavimo kamerą užfiksuoti gamtos ir istorinių statinių didybę, Vidas Mačiulis 2. kartą gyvenime patyrė grįžimo į praeitį jausmą. Ir vėl aš pajutau tą stebuklingą vaizdą, kad man čia matyta, kad mano čia būta, kad čia mano vaikščiota. Žinovų teigimu, įspūdis, kad kažkas jau yra išgyventa anksčiau, žmogų gali aplankyti tik tuo met, kai jis lankosi svetimoje jam iki šiol nežinomoje vietoje. Būtent tai nutiko mūsų šio pasakojimo herojui. Sielos amžinumo ir reinkarnacijos teorijos gilinasi į pačius giliausius žmogaus pasąmonės slėpinius ir nuolat ieško atsakymų, patvirtinančių faktų apie mūsų galimybę nugyventi ne vieną gyvenimą. Su manim buvo tokie atvejais, aš sėdėjau Vokietijoje ir mes geriam kavos, už kampo yra vaistinė. Vladimiras Azanovas, parapsichologas, astrologas ir tarologas. Hipnozės meditacijos pagalba gali nustatyti, kuo žmogus buvo praėjusiame gyvenime. Šiaip vaistinė. Aišku, gal 100 metų ten anksčiau ir nebuvo vaistinė, gal ir gatvė buvo pakeista. Taip, čia yra kitas variantas, kurie iš tikrųjų prisiminimai iš praeities. Žmogus visada grįžta į tą vietą, kur anksčiau buvo arba gyvena. Visada. Liudijama, kad vadinama dežavų jausmą, įspūdį, kad kažkada jau tai yra patirta, žmogus išgyvena pabuvojęs tik toje vietoje, kur jo sielai ankstesniuose gyvenimuose buvo gera ir saugu. Jeigu praeitie žmogus išgyveno karą, patyrė smurtą ir tai pajunta apsilankęs būtent toje vietoje, jis niekuomet daugiau ten nenorės sugrįžti. Reinkarnacijos tema labai sudėtinga ir iš tikrųjų labai mažų tokių faktų yra ir pagrįstų to hipotezų arba teoremos, kurie neapčiuopama informacija. Kas buvo praeitį, kas buvo ten, gal 100 metų, 200 metų, kas žmogus gimsta, pavyzdžiui, negalima, pavyzdžiui, ateiti į šį žemę, kaip ir reinkarnuotis medį arba kokį nors gyvūną. Čia yra praktiškai neįmanoma. Tai kad mes turim sielą. Siela yra amžina, kaip mes žinom. Kam tada reikia amžina siela, jeigu mes reinkarnuojam tik vieną kartą? Sielos kelionė iš vieno fizinio kūno į kitą dar keli šimtai metų prieš mūsų erą liudijo Platonas ir Pitagoras. Šiandieniniai reinkarnacijos mokslo pasekėjai turi savų teorijų. Viena iš jų klausia, kiek žmogus gali atsiminti savo praėjusių gyvenimų ir kodėl mums nelemta žinoti visos informacijos, kurią slepia pasąmonė. Bet apie tai po trumpos reklamos.
Reinkarnacijos teoretikai tvirtina, kad žmogaus siela gali nugyventi iki 500 gyvenimų. Tačiau net netikėtai patirtas praeities įspūdis, kad kažkas kažkada anksčiau jau buvo įvykę, neduoda galimybės visus tuos gyvenimus prisiminti. Mums duoda galimybę pamatyti savo 7-12 paskutinių gyvenimų. Nuo tų gyvenimų mes niekada nesužinosim, todėl kad apimtis informacijos mūsų dvasinėje struktūroje labai apribota, kad mes galim nuo jos nuskanuoti. Parapsichologas tikina, kad dežavų jausmas, kad kažkada tai jau buvo nutikę, aplanko vaikus iki 8 metų. Dar nesugriautas ta atmosfera informacijos. Pavyzdžiui, logikos nėra to, kada eina mokykla, taip logika atsiranda. Iki to dar dirba fantazija, dirba pasąmonė, dirba ta iliuzija. Ir vaikai žaidimą gali prisiminti, jeigu bus specialistas arba mama, tėvelis gali paklausti, ko buvai praėjusį gyvenimui. Vaikai žaidimą gali pasakyti, negalvodama. Čia nesąmonė, sako suaugusi žmonės, jis pasako tiesą. Todėl jis nieko nesugebėjo tą informaciją nuskanuoti ar perskaityti, jis gali sakyti tiesą. Žmogaus praeitis labai tiksliai nusako praėjusių gyvenimų prasmę. Galima spėti, kuo buvai ir kas būsi, kaip gyvenai ir kaip atėjęs į šį pasaulį gali keisti savo dabartį. Aklas žmogus, taip, kokį protą turi ir nepasiduodamas, gali baigti aukštą išsilavinimą ir dirbti savarankiškai, taip, čia mes matom, kaip žmogus tobulėja. Jeigu verkia ir praktiškai nieko nedaro, tobulėjimo nėra, kitą gyvenimą jam duoda vėl tą šansą. Jeigu tą šansą nerealizuoja, tad galim tęstis pakankamai ilgai. Kaip ir Vidas Mačiulis, Vladimiras Azanovas praėjusiame gyvenime buvo moteris. Tai, ką gilios meditacijos metu pamatė žinomas parapsichologas, prilygsta psichologiniai traumai. Peržiūrėjau savo 8 gyvenimų, daugiau nenoriu. Aš patyriau tokį stresą, kad 3 dienų aš negalėjau miegoti. Kad peržiūrėjau 8 gyvenimą, sakiau, daugiau aš nenoriu, užtenka. Aš buvau, kaip moteris buvau nužudytas, todėl ir buvo labai žiauru matyti iš šono, tu gali atmesti, čia ne tu, ant savo kailių tu patyri viską to, tu jauti visą tą, ir kvapą, ir atmosferą, ir tą žudiką, čia yra baisu. Ir pasąmonė duoda galimybę prisiminti. Ir aš sakau, viskas užtenka, gana, daugiau neinu. Tikėtina, kad karaminio žmogaus programa veikia pagal tikslius visatos dėsnius, sako Vladimiras Azanovas, ir teigia, kad jeigu praėjusiame gyvenime žmogus buvo nusikaltėliu, tai kituose gyvenimuose jis turės atlikti vadinamąjį valomąjį karmos procesą. Ir tai gali užtrukti net 3 gyvenimus. Jeigu žmogus padarė nusikaltimą praėjusį gyvenime, žudo žmonių, tai jis bus invalidas, 100%. Jam neduos galimybę vėl kankinti žmonių ir vėl praeiti tuo pačiu keliu. Jeigu vaikas prie gyvų tėvelių atiduoda į priglobų namelį, galima sakyti, kodėl taip tėvelė pasielgė, ne? Kodėl jam reikės, kad valstybė sugebės auklėti, ne? Todėl, kad jis praėjusį gyvenimą paliko savo vaikus. Jam reikia suprasti, kas bus paliktų. Todėl, kad viską, ką mes darom šio gyvenimo, praktiškai čia yra ne, ką mes gyvenam, o čia yra praeities, dabarties ir ateities. Sumoje viską. Kodėl yra vargšai? Kodėl, pavyzdžiui, matom žmogus, kurį praktiškai parduotuvėje perka ten trupučiuką ir ant to gyvena, ne? Ten ar duoną, arba pieną. Jis netobulėja. Mes ateinam šį gyvenimą tobulėti. Kaip ir sakoma, jeigu nori būti protingas, turi dirbti. Kokį darbą pasirinkti, čia vėl priklauso iš praeities. Jeigu tu buvo praėjusį gyvenimą darbininkas, iš šį gyvenimą tu būsi darbininkas. Nėra galimybių tau pagerinti savo dvasinį struktūrą. Tu turi mokytis, tu turi domėtis tom, gal pagerinti savo kvalifikaciją. Nors kitose religijose sklando nuomonė, kad galima reinkarnacija į gyvūnus, paukščius, medžius, šią mintį parapsichologas Azanovas kategoriškai paneigia.
Žmogaus siela gali persikūnyti tik į žmogaus pavidalo fizinį kūną. Sielos kelionė galima tik pas artimus žmonės. Jeigu šiame gyvenime vyras ir moteris poroje nugyvena visą amžių ir supanašėja, tikėtina, kad praėjusiame gyvenime juos siejo tamprus giminystės ryšys. Juk ne veltui yra posakis – giminingos sielos. Ir jeigu mes ir mirsim, jeigu mes ir išeisim į šį pasaulį, mes po keletų, gal 100 metų, 150 ar 200 metų mes vis tiek ateisim šį žemę ir vėl sutiksim tų, su kuria mes bendraujam. Mes niekada neateisim pas kaimyną, mes niekada neateisim pas svetimų žmogų, visada surasim to, kurie buvo mums arti. Visą savo praeitie sukauptą minčių, jausmų, emocijų bagažą žmogus išsaugo pasąmonėje ir su juo keliauja per visus nugyventus gyvenimus. Todėl per sapnus jis gali pamatyti tam tikrus vaizdinius iš praėjusių gyvenimų, o per įspūdį, kad kažkas jau yra išgyventa, per vadinamą dežavų jausmą, pajusti žodžiais sunkiai nusakomą būseną. Kito mūsų pasakojimo herojė prisikėlė iš numirusiųjų tikrąją to žodžio prasme. Ar iš tiesų grįžimas iš anapus suteikia aiškiaregystės dovaną? Net kelis kartus patyrusi klinikinę mirtį, šiandien Snieguolė gali ne tik nuspėti įvykius sekundžių tikslumu, bet ir numatyti savo artimųjų paskutinę gyvenimo dieną. Nenuspėjama lemtis ir nuo mažens persekiojantis įvykiai, kaskart šią moterį suvesdavo akistatai su mirtimi. Vaikystėje per plauką įsigelbėjusi nuo sprogusios dujinės krosnės, vėliau Snieguolė patyrė kraupią avariją, kurios metu vos nežuvo. Atrodė, tragiškos nelaimės turėjo pagaliau pasibaigti, deja. Tai atsitiko prieš 8 metus, saulėtą gražią pirmąją pavasario dieną. Kai prisimena pati Snieguolė, nuo ryto ją lydėjo ypatingai pakili nuotaika. Tuo metu studijavusi psichologiją, moteris važiuodama į universiteto skaityklą, automobilyje kartu su kurso drauge visą laiką dainavo ir juokavo. Archyvas buvo pirmame aukšte ir reikėjo leistis į rūsį. Nuėjus į pirmą aukštą, pasukome į koridorių, reiškia kitą, ir ten šviesos nebuvo. Apsidairėm, paieškojom, niekur neįsijungėm ir kadangi išskirtinai gera nuotaika buvo, aš sakau, va, kaip įdomu, einam. Ir mes abi nuėjom. Snieguolė Šulekaitė, psichologė, patyrusi klinikinę mirtį, šiandien savo patirtimi dalinasi ir padeda kitiems spręsti psichologinės problemas, vadovaudama klubui Savęs pažinimas. Koridoriaus gale, kadangi niekaip negalėjom pabaigti eiti to koridorių, draugė sustojo, bet prie veidų į mane, bet lygiai greičiai šalia manęs. Ir jinai sako, gal grįžtam. Bet jinai, kaip po to supratau, jinai stovėjo nugarą būtent į tą duobę. Aš sakau, einam. Ir dėjau žingsnį. Vos vienas neatsargus žingsnis ir Snieguolė nugarmėjo į prarąją. Labai savo kūną jaučiau stipriai, jausmus visus, garsą. Atėjo suvokimas, kad aš mirštu, bet ne tai kaip galvojam, kai mums skauda, kurį laiką iš skausmo mes mirsim. Ne, jis buvo konkretus. Konkretus, aiškus suvokimas, kad viskas. Aš girdėjau antrą smūgį, po to trečią ir aš galvojau, Dieve, kad greičiau pasibaigtų. Veriantis skausmas pasibaigė tuo met, kai Snieguolė prarado sąmonę. Jos fizinis kūnas atsitrenkęs į žemę liko sukniubęs gulėti. Snieguolė labai aiškiai galėjo jį stebėti iš šalies. Po to aš mačiau, kaip mano kojas velkasi, veidas trankosi, bet vat. Aš pakilau. Praėjus 8 metams nuo šio įvykio, Snieguolė iki šiol negali ramiai prisiminti tuo metu išgyventos akistatos su mirtimi. Atsidūrusi ant ribos, skiriančius mus nuo nežinomybės, Snieguolė patyrė tai, kas sunkiai suvokiama protu. Labai aukštai virš to koridoriaus kampe, dešiniam, ir atsisukusi žiūrėjau, kaip aš krentu toliau.
Tai iš kairės pusės aš atsisukus mačiau, kaip aš krentu toliau, o iš dešinės apačioje aš mačiau savo 2 vaikus. Snieguolės atmintyje iki šiol išlikęs keistas jausmas. Matydama vaikus, moteris jiems nieko nejautė. Jokio gailesčio, jokio motinystės artumo, o praėjusio gyvenimo vaizdiniai lyg nespalvotame kine plaukė prieš jos akis. Jeigu normaliai žmogus, vat aš dabar sėdžiu, matau jūs, ar ne? Bet aš nematau savęs iš nugaros, iš šono, savo kūno nematau. Aš ten labai gerai mačiau viską aplinkui, tiek ir save. Daugiau nei 6 metrus nukritusi į atvirą seno lifto šachtą, moteris pasakoja apie patyrimus, panašius į tuos, kurie žmonijos atmintyje saugomi jau daugiau nei 2000 metų ir kurie nekartą buvo patvirtinti stebėjimais. Gyvenimas po gyvenimo egzistuoja. Aš bandžiau tenais eiti. Bet mano kojos, toks jausmas buvo, kad buvo prilipę. Aš kelis kartus bandžiau eiti, aš atsisukdavau atgal ir toliau man ten taip reikėjo eiti. Tuo metu, kai Snieguolės siela veržėsi į nežinomybę, atvykę greitosios pagalbos medikai patvirtino moters mirtį. Snieguolės draugiai buvo liepta laukti policijos ir morgo darbuotojų. Netikėtai, praėjus vos 15 minučių Snieguolė vėl pradėjo kvėpuoti ir vėl pajuto veriantį skausmą. Medikų jau nebuvo, todėl per tą laiką atvykęs į įvykio vietą moters sutuoktinis pats ją nuvežė į ligoninę, kur priėmimo registratūroje jau gulėjo pažyma su Snieguolės mirties įrašu. Artimiesiems teko ilgai rodinėti, kad ta pati ligonė patyrusi mirtiną traumą vis dėlto yra gyva. Priėjo gydytojas, toks suaugęs vyras, ir aš jo žvilgsnėje pamačiau siaubą. Tada, žiūrint į jo veidą, aš pradėjau verkti. Atsiprašau. Aš supratau, kad labai baisiai turėjau atrodyti. Jis man sako nieko tokio. Sako, tiesiog yra sumušimų, skilimų, lūžo nosytė, nieko tokio, bet ir kaip pamenu, jis man padavė veidrodį. Aš jau nieko nebenorėjau girdėti ir matyti. Ir tuo momentu, kai jis man padavė veidrodį, jisai pačiupo atgal tą veidrodį ir atsimenu momentą, kad jisai pasiėmė didžiulį švirkštą su adata. Ir jisai sako, jinai vėl išeina. Nežinau, kaip jisai tai pastebėjo, bet jausmas buvo toks. Tada jausmas buvo visiškai kitoks. Nežinau, kaip tai moksliškai atrodytų, bet aš gulėjau ant lovos, aš mačiau save apsivertusią ir toks jausmas, kad aš atsiplėšiau nuo savęs. Tik tai, toksai. Sugrąžinta į gyvųjų pasaulį, Snieguolė sužalotą veidą gydėsi 2 mėnesius. Gydėsi ir sielą, nes grįžus iš mirties šešėlių slėnio, jai teko išgyventi naujus potyrius, pažinti iki tol nepatirtus jausmus. Aš pradėjau kitaip girdėti garsus. Aš pradėjau kitaip jausti. Kitaip matyti problemas, kitaip jausti žmonės. Aš pradėjau jausti kaip ir žmonių esančių greta nelaimės. Klinikinę mirtį patyrusiems žmonėms tolimesnis jų gyvenimas pasidaro aiškesnis, bet sudėtingesnis. Jie nuolat kelia klausimus, kodėl tai atsitiko, kodėl būtent tai įvyko jiems. Snieguolė nebuvo išimtis. Šios moters horoskope yra stipriai taip pat išreikštas Skorpiono ženklas. Giedrė Plukienė, astrologė, alternatyvios psichologijos specialistė. Skorpionui iš tiesų jo programa reikalauja transformacijos. Jeigu mes pasižiūrėtumėm simboliką, ką reiškia Skorpiono simbolika pati ar ne, tai yra tas Skorpionas ir po savo visų tokių vidinių transformacijų nusimetęs skorpionišką kiautą, jis pakyla realio skrydžiai. Tai yra išsilaisvinimas iš savo kūno ir pagrindinė Skorpiono užduotis tai yra nugalėti visas savo vidinės baimės, vidinius demonus, nugalėti tai, kas tikra ir netikra, tiesiog būti labai labai drąsiu. Be abejo, Skorpionai dėl to ir gauna didžiulius išbandymus tam, kad jie įgytų drąsos. Žinomo gydytojo Reimundo Mudo knygoje Gyvenimas po mirties
Teigiama, kad kaip nebūtų keista, kartą pabuvęs ir grįžęs iš anapus, žmogus kitaip pradeda vertinti daugelį dalykų, o svarbiausia – nustoja bijoti mirties. Atsidurti tame mirties slenkstį ir pamatyti, kas už viso to yra. Visos tos patirtis gali būti, kad jai buvo reikalingos tik tam, kad jinai pamatytų, kad už to yra amžinybė ir kad nėra ko bijoti. Čia gali būti tiesiog pasąmoninis žmogaus didžiulis noras atsikratyti šitos baimės. Išgyventas mirimo procesas, regėti priešmirtiniai vaizdai turėjo įtakos Snieguolės tolesniam gyvenimui. Moteris ne tik pradėjo matyti ateities įvykių sekundės tikslumu, bet ir jausti artimųjų išėjimą anapilin. Tai buvo mano vyro, kuris turėjo traumas, bet iš tikrųjų jam sveikata labai gerėjo. Ir naktį atsikėlus, einant pasimti atsigerti, aš pamačiau kylantį vyro siluetą ant sienos. Aš sustojau, pasižiūrėjau dar kartą, jis iš tikrųjų buvo. Jausmas buvo toks, kad kaip norėčiau padėti ar išvengti to, bet labai baisu ir neturiu kam papasakoti ir pasakyti. Atėjau pas jį į kambarį, jisai gulėjo ir galvojau nesąmonė. Ir viduje savo įvardinau, kad jisai gali numirti. Tas 2 dienas aš pravaikščiau tokiam žinojime ir galvojau, kad tai yra beprotystė. Aš savo kažką įsitikinau, ar išsigalvojau kažką tai. Bet mano vyras iš tikrųjų po 2 parų mirė. Moteris pasakoja, kad per vyro laidotuvės ji neverkė. Pati arti jutusi mirties alsavimą, Snieguolė jos daugiau nebebijojo. Moteris prisipažįsta, kad 2 metus ilgėjosi klinikinės mirties būsenos, kol pagaliau suvokė naujo gyvenimo prasmę. Baigusi psichologijos mokslus, Snieguolė ištiesė ranką tiems, kuriems labai reikalinga jos profesinė pagalba. Magiški meilės ritualai, atkeliavę iš senųjų žiniuonių užrašų, kitai mūsų laidos herojai padėjo privilioti mylimąjį. Sutuoktinio paieškos prašant dangaus kūnų pagalbos ir veiksmingi meilės burtai tikrame, tikrų jausmų liudijime. Senovės meilės burtai, keliaujantis iš kartos į kartą, tik dar sykį įrodo, kad jie veiksmingi, jais tikima ir naudojamasi. Juk ne veltui ypatingais metų laikais, per lygiadienius, svarbiausių švenčių metu, netekėjusios arba norinčios prisišaukti meilę merginos, burdavosi ir ieškojo pranašiškų ženklų apie tą vienintelį jai skirtą mylimąjį. Meilė varomoji mūsų gyvenimo jėga, ją reikia nuolat stiprinti. Todėl spėjantis likimus pranašautojai, visada ieškantiems tikrų jausmų, ne tik pataria, kaip išsaugoti užsimezgusius santykius, santuoką ir tarpusavio supratimo ryšį, bet kartu ir įspėja, kas nutinka tiems, kurie savanaudiškais tikslais siekia svetimos laimės. Matote, kaip yra su meile. Nieko negalima daryti prieš žmogaus valią. Gerda Ret, Karališkosios pranašautojų gildijos vadovė, Amerikos Taro asociacijos ATA narė, ritualinės magijos specialistė. Juodoji magija, kaip kas ją supranta, yra dar tokia pilkoji, yra dar viduriukas. Bet mes žinome, kad nuo senų senovės buvo naudojami burtai joninių, kalėdų meiliai, pamatyti prieš veidrodį savo būsimą. Aš nenaudoju tos juodosios magijos, bet padedu susitaikyti šeimom, susitaikyti porom. Padedanti vėl įkurti prigesusį šeimos židinį, meilės ištroškusiems žmonėms, tarologė duoda buitinės magijos patarimus, tačiau atsisako daryti bet kokius užkalbėjimus vedusiems vyrams ar ištekėjusiems moterims. Tai būna, kai ateina ir prašo, aš noriu to vyro, nors tas vyras turi šeimą, turi vaikus, turi anūkus, aš jo noriu ir viskas darykit, kad jis būtų mano. Žinoma, tada yra atsakoma, tokio dalyko aš daryti negaliu, tai yra prieš mano principus, bet to aš labai nenorėčiau, kad mano aiškiaregystės dovana nuo manęs nusisuktų, nenoriu pykinti visatos ir tokių dalykų nelabai darau. Tam tikri žodžiai ir ritualai padeda sustiprinti vyro ir moters jausmus, o paprasti meilės magijos patarimai kurs santarvę ir ypatingą tarpusavio santykių nuotaiką. Yra daug meilės simbolių. Lietuviškos gulbės, kaip mes žinome, negali gyventi viena be kitos.
gervės susivyja kaklais, aš naudoju meilės magijai muskusinės. Anteles yra daroma tokia buitinė magija, jos yra surišamos raudonų būtinai šnyreliu, tam tikrą tvarką surišami jų kaklai ir tai turi būti laikoma miegamajam. Lilijana po 22 metų santuokos, supratusi, kad išsaugoti šeimą, kurioje augo 2 vaikai, jai nepavyks, nebenorėjo ir nebegalėjo tęsti su buvusiu vyru santykių, kurie buvo seniai pašlyje. Moteris, atsidūrusi ant skyrybų slenksčio, nusprendė išvykti iš gimtinės, taip tikėdamasi savo sielą pagydyti nuo praeities ir bandyti gyvenimą kurti iš naujo. 3 metus aš buvau viena. Bet jau po kokių gerų 2 metų, ten, tarkim, 2,5 metų, aš pajaučiau, kad aš jau pasiruošus priimti naują žmogų. Lilijana Šaškova, 45 metų moteris, pasinaudojusi senaisiais žiniuonių magiškais ritualais, prisišaukė meilę. Tikrai pajaučiau, kad aš jau pasiruošus priimti tą naują žmogų, noriu to naujo gyvenimo, noriu to naujo pojūčio, to ir lėkimo viso to. Lilijana, pamokyta žiniuonės, iš pradžių savo vaizduotėje piešė vyro, kurio tikėjusi sulaukti atvaizdą. Labai tiksliai mintise matė būsimojo fizinio kūno sudėjimą, plaukų spalvą ir net veido bruožus. Aš jį pamatau prieš save, o Dieve, galvoju, va čia tai mano pieštas vyriškis. Nu, va kaip aš jį įsivaizduoju, va čia va mano tas žmogus, tas vyras, kurio aš norėčiau. Tiesiog mintimis ir tiesiog, kaip aš sakau, ir kas mane už to liežuvio traukė, tiesiog paklausiau, ar jis kartais nežinotas, draugų, jisai buvo su draugais. Draugai taip kažkaip labai įdomi, taip vienbalsiu, ne, sako, nežinotas. O aš taip pajokavau, aišku, o gal, sakau, man šansas koks yra, tą prasme susipažinti ir va, tarkim. Kaip tvirtina Lilijana, turint gerų ketinimų, nesiekiant ardyti šeimos ir vilioti vedusio vyro, senieji meilės burtai tampa gražiu kasdieniu žaidimu, kai trokšdama prisišaukti ypatingą jausmą, pagalbos prašai ne dangaus kūnų. Kiekvieną vakarą, nuo jaunaties atsimenu, išėjus, reiškia, tam tarpe nuo jaunaties iki pilnaties, ne? 9 vakarus, išėjus vakare po 10, aš skaičiuodavau 9 žvaigždės pagal. Atsistoji taip ir nuo pirmos ryškios žvaigždutės laikrodžio rodyklės sukies ir 9 žvaigždės suskaičiuoji. Suskaičiuoju 9 vakarus, tai kadangi dangus yra labai gražus, ta prasme, ryškus, žvaigždžių ten netrūksta, tai ir susiskaičiuoju. Aš kiekvieną vakarą pirmiausia atsistodavau, kreipiausi Mėnulį. Mėnulaitį, karalaitį. Tau pilną ratą, man sveikatą, tau tarp žvaigždžių, man tarp žmonių, tau sudilti, man mylėti ir gyventi. Tai vėlė kaip į jį pradžioj, o paskui skaičiuodavau žvaigždės. Galima sakyti, netgi ir su Mėnuliu dar bendravau. Netikėta pažintis, lydima magiškų meilės ritualų, vienišos moters gyvenime prilygo stebuklui. Apie tai, kaip įvykiai klostėsi toliau, netrukus po reklamos. Lilijanos pažintis su nepažįstamoju, kuris pasirodo į ją atkreipė dėmesį kur kas anksčiau, lėmė ne tik iki to laiko nuolat atliekami meilės prisišaukimo magiški ritualai, bet ir susikloščiusios aplinkybės. Šviesiaplaukė moteris tuo metu viename spa centru Egipte dirbo vadybininkė. Turistų iš viso pasaulio srautas ir to vienintelio atsiradimas prilygo stebuklui. Lilijana tvirtai tikėjo, kad meilės magija jai padės. Aš tikėjau, kad jinai suveiks. Ir žinokit, kas įdomiausia, aš kaip dabar atsimenu, kai buvo gruodžio pradžia, aš gavau atlyginimą ir aš nežinau tiesiog su kokiu entuziazmu jau parduotuvė ir pas mane, kaip pasakyti, vis tiek ten tos parduotuvės, kur vis užeini, dažniausiai netoli namų, ten ar kokio rūbo nusipirkti, ar su turistais, kur užvedi, kad tą prasme gal odinės striukės kokias nusipirkti. Aš buvau nusižiūrėjus, ką aš norėčiau nusipirkti, tarkim. Ir aš kaip užėjau pas pardavėją ir aš jam sakau, aš noriu, kad tu mane gražiai aprengtum, nes aš turiu surasti vyrą. Kai pirmą kartą Lilijanos namus slenkstį peržengė į akį įkritęs vyras, moteris naujos pažinties ryšį stiprino dar keliais burtais. Kiekvieną vakarą paėmusi obuolį, jį perpjaudavo, įdėdavo mylimojo nuotrauką ir nakčiai padėdavo po pagalvę. Ryte vieną puselę obuolio suvalgydavo pati, kitą puselę atiduodavo savo išrinktajam.
Pusryčiams visada mylimai vaišindavo kvapnia arbata, kurią pastiprindavo nuoširdžiais jausmais. Su ta meilė tai būtinai, nes išeina, kad man ir žmogus sako, atėjęs, sako, nu viešpatie, nugi tos pačios rūšies arbatą geriu, tai ten, tikrai sako, nu atrodo eilinė arbata, bet pas tave kažkodėl tokia skani. Senose meilės burtų knygose Lilijana perskaitė, kad švelniai žodžiais palydėtas paprastas akmenukas, paslapčia įmestas į mylimojo drabužio kišenę, taip pat padeda sustiprinti nematomo ryšį tarp vyro ir moters. Kilnūs meilės užkalbėjimai gali būti vykdomi įvairiomis priemonėmis. Moteris gali vyrui nematant savo plauką įsiūti jo drabužį, geriausiai tą vietą, kur drabužis liečiasi su širdimi. Arba vėl, su obuoliu, kuris simbolizuoja Ievos ir Adomo meilę, galima atlikti štai tokį meilės burtą. Yra kitas ritualas sekantis, kada žmogus pas mus atėjęs į svečius, kada jis bendrauja su mumis, mes su kitu peiliuku vėl nuplautų paruoštų, pjaunam jį pusiau ir tiesiog galim viens kitam, kaip sakant, duodam jam tą puselę ir tiesiog žaidimo formą, mes žaidimo formą atsikas brangusis, tenais už tėvelį, už mamytį, už meilę, už viską, arba šiaip tiesiog jokių formų gražiai susivalgyti. Reiškia, aš valgau iš jo rankos, o jis valgo iš mano rankos. Tai yra dvi puselės. Tai yra meilės vėliai simbolis, toksai vėl su informacija. Palaikėm tą obuoliuką, perpjovėm informaciją su meilė, mes viena kitam tą meilę pasidalinam. Jeigu mylimojo dar gyvenimo kelyje nėra, nežinomai reiktų pavadinti pirmojo biblijinio vyro Adomo vardu. Kadangi meilės laikas yra penktadienis, Veneros diena, verta atlikti ir kitą magišką ritualą, naudojant raudonos spalvos daiktus. Yra specialus ritualas, aš jį naudoju, pritraukti meiliai arba jai sustiprinti. Yra naudojamas speciali žvakė su dviem knatais tokiais. Reiškiasi, tai yra vyras mėlyna, o moteris yra raudona. Savo klientėm aš duodu šitas žvakes, kad jos darytų pačios ritualą. Yra parašomas vardas ant raudonos žvakės. Savo vardas nuo viršaus į apačią, ant mėlynos vyriškio vardas, ir kaip sakiau, jeigu mes jo neturim, tai bus Adomas. Ir kiekvieną vakarą tuo pačiu metu yra deginama iki vieno apsisukimo. Ir tai vyksta savaitę. Ir sakomi žodžiai, mylimasis ateik pas mane, arba o Venera šventoji ponia, atsiųsk man mano mylimąjį pas mane. Prieš uždegant žvakę, ją būtina įtrinti meilės jausmą žadinančiais eteriniais aliejais. Tinka levandų, rozmarino, rožių, pakalnučių, akacijų kvapai. Porai, kuriai iškilo santykiuose sunkumų, meilės ritualinė magija visada gali padėti. Įvairūs simboliai, daiktai, žadinantis atšalusius jausmus, turi rasti tinkamą vietą mylimųjų namuose. Labai didelį dėmesį reikia atkreipti sutuoktiniam į savo miegamą lovą. Čiužinys neturėtų būti perskirtas, negalėtų susidėti iš dviejų čiužinių, jis turėtų būti vientisas. Toliau maži dalykėliai, tokie kaip žvakutės, tai irgi kvapai, aromolempos, antelės muskusinės perištos kaspinukų, širdelės, jos visą tai stiprina šeimą. Miegamas turi būti miegamas, jis turi būti ružavas. Ir norėtųsi, kad visą laiką jį grįžti. Nes kaip mes žinome, kad intimumas tas poras ir laiko, tas potraukis. Ir tai yra labai svarbu. Aišku, neturėtų būti veidrodžių, kurie būtų atsukti į lovą, nes veidrodžių magija tai irgi labai stipri. Mes nežinom, kas vyksta tam kitam pasaulyje, o veidrodis tai yra langas į kitą pasaulį mirusiųjų. Ir kai mes miegam, gali įvykti visokiausių dalykų, taip kad su veidrodžiais reikia būti labai atsargiai taip pat. Jei skeptikas ar apskritai niekuo netikintis žmogus galvoja, kad meilės magija negali padaryti poveikio, tai jis labai klysta. Magija – tai elektromagnetinė ataka, tvirtina tarologė Gerda Red. Tai tas pats, jei įkištumėte pirštą elektros lizdą. Juk ne veltui sakoma, kad meilė nugali viską. Meilė gali įkvėpti dideliems žygiams ir tuo pačiu sugriauti tai, ką iki tol kūrėte ir puoselėjote. Todėl pabaigai patarimas – su meilės burtais, jausmų užkalbėjimais reiktų elgtis itin atsakingai.
Kaip sakė vienas mūsų laidos herojus, pasaulis X egzistuoja. Jo pažinimas dar tik prasideda ir naujame aistringame LNK sezone ne vienas stulbinamas, protus sunkiai suvokiamas pasakojimas apie tai, ko negalime užčiuopti, negalime paaiškinti, bet ką galime pajusti. Šiandien tiek. Iki kito antradienio tuo pačiu metu. Sudie.